Gipsiniai tinkavimo mišiniai tapo pagrindinėmis sienų ir lubų išlyginamosiomis medžiagomis. Didelė dalimi populiarumą lėmė tai, kad gipsiniai mišiniai plastiški ir greitai stingsta. Be to, atlikus darbus pagal gamintojo nurodymus, paviršius jau tinkamas klijuoti tapetus, o ruošiantis dažyti reikia tik vieną kartą glaistyti. Kodėl mes rekomenduojam gipsinius mišinius savo klientam? Visų pirma, mažesnės medžiagų sąnaudos, renkantis gipsinius mišinius, medžiagų sąnaudos beveik dvigubai mažesnės lyginant su cementiniais mišiniais. Dėl medžiagos lengvumo galima tinkuoti lubas, tuo pačiu mažiau apkraunamas pastato sienos. Gipsiniai tinkai yra elastingesni, mažiau suslūgsta, dėl to netrukinėja. Jais galima tinkuoti didesniais sluoksniais. Sluoksnio storis gali būti iki 50 mm ir jūs galite nebijoti, kad tinko sluoksnis sutrukinės. Tam, kad atlikti tinkavimo darbus, sienas būtina gruntuoti. Tai galbūt vienas iš pirminių ir pradinių etapų. Po gruntavimų reikia laukti apie 3-4 valandas, kol pilnai susigers gruntas ir jisai uždengs plėvelę ant mūrų. Tada galima ant sienos jau pūsti tinką. Prieš tinkavimą statomi tinkavimo kampai. Tinkavimo kampas statomas tam, kad gautųsi gražus ir status, aštrus, išorinis kampas. Čia parodysim, kaip atliekami tinkavimo darbai aplinkui langus. Pirma, apsiklijuojam 108 profilį, kuris atlieka ir amortizacinę funkciją tarp tinko ir langų, neatsiranda trūkis ir darbo metu yra apsauginiai priemoniai langui, kad nepažeis langų. Langai yra apsaugoti nuo pažeidimų, galima atlikti kampų statymo darbus, tinkavimo darbus. Tinkavimo kampai yra cinkuoti, jie nerūdyja, o dedasi dėl to, kad gautųsi gražus, status kampas ir nereiktų dėti dar papildomai glaistymo kampų. Jisai atlieka kampo apsauginę funkciją. Gipsiniais tinkais jau tinkavimo metu galima paruošti lygius ir glotnius paviršius be glaistymo. Tai yra todėl, kad su pačia medžiaga tinkuojant jūs paviršių ir užglaistot. Dėl to vėliau reikės mažiau glaistymo medžiagų ir mažiau glaistymo darbų. O kas papildomai taupo užsakovo pinigus? Galima tinkuoti visas normalaus drėgnumo vidaus patalpas, tokias kaip virtuvės, tualeto, vonios. Kad negalima tinkuoti, yra mitas. Jeigu patalpoje naudojate gipskartono plokštę, lygiai taip pat sėkmingai galite naudoti ir gipsinius tinkus. Nes juk gipso kartono plokštės širdis padaryta iš to pačio gipso. Be to, gipsiniai tinkai geriau kvėpuoja, pagerina patalpų mikroklimatą, jis sugeria bei sulaiko perteklinį oro drėgmę bei išskiria, kai oras patalpoje išsausėja. Tinko mišinys yra uždėtas ant sienos, galima pradėti lyginti. Pirmas sienos lyginimas atliktas. Reikia palaukti apie 10-15 minučių, tada galima atlikti kitą lyginimą su kita trapecinė linijuotė. Po pirmo lyginimo praėjo 15-20 minučių, darysim antrą lyginimą. Prieš tai pasižiūrėsim su gulščiuku, ar siena tikrai turi plokštumą, ar jinai yra į gulščiuką. Ir tada atliksim lyginimą, po kurio eis glaistymas. Po mūsų lyginimo, paskutinio lyginimo, praėjo kažkur apie 15-20 minučių, todėl drąsiai galima atlikti glaistymą.
Dabar bus paskutinis sienos glaistymas, bet prieš glaistymą užtrinsim visą sieną su šlapia kempinė tam, kad iš pačio tinko ištraukt glaistą, vadinamą pienelį. Atliksim paskutinį glaistymą, po kurio beliks sienai tik tai išdžiūti ir bus galima atlikti glaistymo darbus, glaistymo dažymo darbus. Tinkavimo metu dažniausiai daromos esminės klaidos, tai yra tinkavimas ant negruntuotų paviršių, kada jie yra dulkėti ir tinko sukibimas su mūro paviršiumi yra labai prastas, ir tinko sluoksniavimas. Tai yra dvi esminės klaidos, nes tinko sluoksniavimas šlapias ant šlapio, tai jokių problemų, tą galima daryti, bet šlapias ant sauso jau yra didelė esminė klaida, dėl kurios yra atsisluoksniavimo tikimybė, nes paviršiai skirtingų metų atiduoda drėgmę. Kita esminė klaida yra tinkavimas šaltuoju metų laiku. Tai sienų mūro temperatūra turi būti ne žemiau +5. Jeigu tai yra +2, +3, tai tinkavimas jokių būdų negali būti vykdomas, nes tinkavimas yra šlapias procesas, jame jau vyksta kristalizacija vandens tuo metu ir tinkas jisai nestengsta savaime, nevyksta savaiminis stengimas, o jau vyksta užšalimas. Ir tas atšilimo metu tinkas neturės visiško tvirtumo. Tam, kad gaut kokybišką gerą rezultatą, būtina pasirinkti kokybiškas medžiagas, patikimus specialistus, kurie turėtų ilgametę darbo patirtį ir nedarytų prieš tai minėtų klaidų. Atliekant tinkavimo darbus mechaniniu būdu profesionalams, jūs gaunate aukštos kokybės paviršių. Negaiškite savo brangaus laiko ir sutaupykite pinigų.